mes gerokai daugiau investuojam iš savivaldybės biudžeto, negu gaunam iš valstybės biudžeto. Čia reikia pabrėžti, kad ne jūsų, ne mano, ne mero sumokėtas pajamų mokestis atkeliauja tiesiogiai mums savivaldybei. Tai yra ilgalaikiai planai. Ir nei piketai, nei dar kas nors nepadės. Tai realiai apie 1 200 000 eurų mes tikrai dotuosime Klaipėdos miesto mokyklas už tai, kad mūsų rajono vaikai galėtų jas lankyti. Jeigu, aišku, mes padarytume šiandien tą, tai turbūt prasidėtų sostų karai. Labadiena, mėlyjeji, sugrįžtame Klaipėdos rajonas kalba 4. Nepaprastai smagu, kad domitės, žiūrite, stebite šitą tinklalaidę, tai sugrįžome, parkeliavome su nauja tema ir šiandieną nepaprastai smagu, dar kartelį noriu ir visiems pristatyti, bet manau, kad visi puikiai ir taip jūs žino, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. Sveiki. Ir mero patarėja Toma Tuzovaitė Markūnienė. Labą dieną. Labas, Toma. Labas. Kaip jautiesi? Karštai dar ta tema tokia karšta, iš tikrųjų sakau, tai, taip jaudinuosi šiek tiek jau. Mūsų šios dienos tema yra tokia, apie kurią, manau, gali kiekvienas pasisakyti, ar ne? Kiek kompetitingai, tai čia dar klausimas, bet visi gali pasakyti. Ir ten valdžia prie to lovio, ir ten visi viską, ir visa kita. Šiandien mes pakalbėsime apie savivaldybės biudžetą. O apie pinigus visada yra įdomu kalbėti. Apie svetimus pinigus. Ypatingai. Labiausiai apie svetimus pinigus. Bet mes kalbėkime dabar apie mūsų rajono pinigus. Ir šitie metai, mere, yra rekordiniai, ar ne? Tai yra rekordinis biudžetas, jeigu aš neklystu, dabar prieš 4 metus, berods buvo 2 mažesnis. Buvo 100 milijonų, o dabar mes turime 200 milijonų. Žmonėms tai atrodo milžiniški pinigai, bet kaip tai yra savivaldybei, augančiai savivaldybei, ar tai yra didžiulė suma? Iš tiesų, rekordinis biudžetas jau yra kelinti metai. Ir jūs paminėjus skaičius, per keletą metų išaugo 2. Augimas yra dėl 2 priežasčių. Pirma priežastis, kad ir tuo tikrai didžiuojamės ir giriamės, kad Klaipėdos rajono savivaldybė yra sparčiausiai gyventojų skaičiumi auganti savivaldybė Lietuvoje. Tai tas pirmiausia lemia mūsų biudžeto didėjimą. Na ir žinoma, kaip visoje Lietuvoje, kaip ir visose savivaldybėse, tai yra vidutinis gyventojų atlyginimas, nes taip yra gyventojų pajamų mokestis skaičiuojamas ir kadangi pagrindinės mūsų pajamas biudžeto sudaro būtent gyventojų pajamų mokestis, dėl to tokį augimą mes ir turim. Bet aš kaip ir paminėjau, kadangi pas mus gyventojų skaičius auga, ir ne tik gyventojų, bet ir vaikų skaičius auga, tai reiškia yra papildomai poreikiai dėl įvairios infrastruktūros, tiek inžinerinės, tiek mokyklos, apie tai mes, manau, dar kalbėsim. Tai tavo biudžeto augimas iš vienos pusės, aišku, yra smagus dalykas, iš kitos pusės, jeigu augtų dar jis 2 daugiau, tai mes tikrai turėtume poreikį, kur investuoti, tai tikrai reikia skaičiuoti, reikia planuoti ir apie tai turbūt šiandien ir pakalbėsim. Tiesiog reziumuojant, jeigu galima, taip tiesiog augantis biudžetas iškart programuoja, kad ir auga ir poreikiai rajono savivaldybės, taip? Taip. Aš gal čia galėčiau iš tikrųjų, kadangi meras papasakojo šiek tiek apie tai, iš kur mes surenkam tas pajamas, iš tikrųjų, tai tikrai norėčiau galbūt išskirti, iš kur tie 200 milijonų, iš tikrųjų 201,3 milijonai eurų pas mus ir atėjo. Tai iš principo dalis tų pinigų tai ir skaitos iš tikrųjų būtent savivaldybės pajamos savarankiškų funkcijų vykdymų iš tikrųjų. Tai jos iš tikrųjų šiais metais yra beveik 120 milijonų eurų. Tai sakau, iš to gyventojų pajamų mokesčio, kaip meras minėjo, didžiausio liūto dalis, tai iš principo iš tikrųjų beveik 50%. Tai yra 100 daugiau nei milijonų eurų atėjo, tada yra kitos pajamos, tai yra ir iš turto, ir iš surenkamos pajamos, tai yra būtent irgi mūsų tokios savarankiškos pajamos, jos yra apie 19 milijonų, tada yra dotacijos, tai yra antroji didžioji, iš tikrųjų kaip ir tokia liūto dalis, iš principo yra apie 36% mūsų biudžeto, iš tikrųjų tai yra dotacijos. Tik dėl dotacijų jau reikėtų gyventojams paaiškinti, kad tai nėra kažkokia dovana. Valstybė deleguoja tam tikras funkcijas savivaldybėm.
kaip, pavyzdžiui, socialinė politika, gyventojams socialinės išmokos, švietimo politika, tai yra mokytojų atlyginimai, tai vadinami mokinių krepšeliai. Ir žemės ūkio funkcijos. Valstybė deleguoja savivaldai tas funkcijas ir jinai privalo už tas funkcijas skirti ir finansavimą. O taip pat prie dotacijų skaitos yra ir ES fondų lėšos. Tai nėra jokia dovana. Tai iš principo taip, 72 milijonai tai yra didžiausia dotacijų dalis, tai kaip meras ir minėjo, tai yra mokinio lėšos, tai yra būtent tai, iš ko išlaikomas mūsų yra švietimas ir apskritai švietimas savo dalyje iš tikrųjų, kaip pasakyti, yra didžiausias mūsų iš tikrųjų rūpestis, nes apie 50% biudžeto iš principo nuolatos yra skiriama būtent švietimui ir švietimo reikmėms. Ir dar kitos toksai dalis iš tikrųjų tų, mes šiek tiek su Alvydu irgi diskutavom, tai būtent tai yra mūsų likučiai ir mūsų yra skolintos lėšos. Tai tikrai turime pasidžiaugti iš tikrųjų ir kuo didžiuotis. Šiemet likučiai pas mus nesudarė, apie 2 milijonus eurų nesudarė pilnai. Tai yra vienas mažiausiai likučiai per 60 savivaldybių. Ir ką tai reiškia iš tikrųjų, kai kartais mus pabando pabaksnuoti, kad mes čia kažką prastai planuojam arba prastai gyvendinam, tai, iš tikrųjų, iš ten 180 milijonų iš tikrųjų turėti tik tai 2 milijonus likučių, tai yra vadinasi stipriai suvaldyti projektai. Ir padarytos iš tikrųjų ir investicijos, nes visi suprantam, tai tiesiog nepadaryti darbai kitąmet mums kainuoja brangiau, arba nepradėta ranga, iš tikrųjų kitąmet jau plus ten 5-7%, tai čia mes tikrai turime kuom pasidžiaugti ir kuo pasididžiuoti. Tai iš tikrųjų iš tų 9,7 milijonų, tai mes iš principo skolinamės pagal fiskalinės drausmės įstatymą, mes galime skolintis apie 5 milijonus, plus iš tikrųjų vėlgi mero čia gal irgi tokia gavosi irgi ir iniciatyva, ir iš tikrųjų didelis spaudimas centriniai valdžiai, kad centrinė valdžia leido išlipti iš tų fiskalinės drausmės įstatymo iš tikrųjų rėmų ir leido pasiskolinti europiniams projektams, tai yra dideliems investiciniams projektams, leido pasiskolinti papildomai. Tai 5 plus 2,4 berods milijono eurų, ką mes galime pasiskolinti papildomai. Tai mūsų biudžeto sandara, iš principo pajamų sandara yra pagrindinė tokia. Ir dėl likučių, tai iš tiesų valstybė, finansų ministerija ir Seimas nelabai nori, kad savivaldybės turėtų likučius, nes, aišku, vėl pasigirsim eilinį kartą, kad Klaipėdos rajono savivaldybės yra pats mažiausias likutis perkeliant į kitus metus. Ir šiemet buvo iš tiesų iškilusi grėsmė, kad ta likutė jau įskaitys į šių metų biudžetą. Ir tikrai Lietuvos savivaldybės asociacija dėjo daug pastangų, kad taip neatsitiktų, bet mums ta grėsmė nebuvo realiai didelė, nes mūsų ir likutis mažas. Jo, ir turbūt visada jautriausia tema yra kelių programos lėšos, nes kurias gaunam iš įmonės Via Lietuva ir šiais metais likutis iš kelių programos buvo likę 200 eurų. Tai yra turbūt idealus įgyvendinimas. Čia merė turi vis tiek pajokauti iš tikrųjų, nes čia irgi labai svarbu, turim suprasti, kad mes tiesiog netenkam galimybės, iš tikrųjų, jeigu mes laiku nesusiplanuojam, tai mes turime grąžinti valstybės biudžetą. Ir kai administracijos direktorius atėjo ir merui sako, merė sako, turim likučius kelių programoje 200. Ir mes visi taip galvojame 1000 eurų ir iš karto tu mintyse galėjom dar kokią gatvę prasfaltuoti ar dar eurų, sako. Tai tiesiog, vėlgi atsikvėpiam ir vėl reikia tikrai padėkoti ir administracijai, darėm tos pokyčius iš tikrųjų. Tas likutis, mažas likutis, jis yra reikalingas, nes reikia kažkaip pradėti metus ir kadangi iš valstybės biudžeto lėšos pervedamos yra iškart ne sausio 1, tai tas likutis, kad metus pradėtis, yra reikalingas. Mes taip pakalbėjome apie, tarkim, ar ne, tos tokius galbūt ir apie dotacijas, ar ne, ir apie griežtesnius dalykus, ten kaip viską suspėti, kaip viską padaryti. O dabar, tarkim, atrodytų 200 milijonų, ar ne, tai yra didžiulė suma, kiek savivaldybė gali būti kūrybiška. Kaip gali panaudoti, jeigu mes, tarkim, atmestume tuos įsipareigojimus, kas privaloma, kiek lieka pinigų naujoms idėjoms, naujiems projektams? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad nuo šių metų, jeigu iki šių metų buvo privalomas 3 metų strateginis veiklos planas, biudžetas buvo planuojamas 1 metam. Nuo šių metų yra privaloma planuoti biudžetą irgi 3 metam, kaip ir strateginį veiklos planą.
Aišku, ir šitą vietoj tikrai ir patarėjai Tomai noriu padėkoti ir tikrai visai valdybės administracijai, nes prie šių metų biudžeto, arba tiksliau prie trimečio biudžeto ir trimečio strateginio plano buvo dirbta turbūt nuo rugsėjo mėnesio. Ir tai nėra taip paprasta, nes yra 8 programos, 9 programos, yra visa eilė priemonių ir tai yra didžiulis ūkis ir jį suvaldyti nėra taip lengva, bet mes turbūt jau džiaugiamės, bet galim dar kartą pasidžiaugti, kad mums pakankamai neblogai sekasi planuoti ir šiemet, netgi kalbant apie trimetį biudžetą, trimetį strateginį veiklos planą, mes manom, kad labai neblogai pavyko jį suplanuoti. Ir patirtis parodė, kad mes jo laikomės. Aišku, metų eigoje tenka eiti į tarybą, prašyti keisti, nes nutinka visokių dalykų. Aišku, mūsų siekis yra kuo rečiau eiti į tarybą ir keisti mūsų strateginį veiklos planą ir biudžetą. Bet aišku, ir iš kitos pusės turbūt yra lengva, kai tu susiplanuoji ir tos planus vykdyti, bet jau kažką naujai įterpti, jeigu atsiranda tokia būtinybė. Tarkim, bendruomenė sugalvoja, kad jai reikia kažkokios gatvės, šaligatvio apšvietimo, tai tikrai yra pakankamai ilgas procesas, kol per seniūnaičius, per bendruomenės, jie kol ateina, kol patvirtina, kol taryba pritarė ir mes turim suprasti, kad jau yra patvirtintas 3 metų biudžetas ir 3 metų strateginis veiklos planas, tai kažkokia nauja priemonė jau praktiškai gali būti planuojama tik tais jau į ateitį, arba nebent, arba turėsim viršplaninių lėšų. Tai ir aišku, tai jūsų klausimas buvo teisingas, nes galbūt ir mes su tais 200 milijonų norėtume tik tiesti gatves, šaligatvius, apšvietimą daryti. Užtikrinti ūkinę veiklą tiesiog. Kas žmonėm yra aktualiausia, ką žmonės labiausiai ir mato išėję iš savo namų, iš savo kiemo, ir jie tą labiausiai mato, bet aišku, tikrai savivaldybė turi visą eilę funkcijų, kurias privalo vykdyti, dėl to jau Toma minėjo, kad didžiausios mūsų išlaidos yra būtent švietimui ir tai yra apie 50%. Kiekvienais metais didėja mūsų išlaidos socialiniai politikai, bet mes tuo džiaugiamės ir didžiuojamės, nes atėjo laikas, kada mes galim pasirūpinti mūsų silpnesniais bendruomenės nariais ir neįgaliaisiais ir laikinais bedarbiais ir taip toliau. Tai šita dalis kiekvienais metais procentaliai mūsų biudžete auga. Pakankamai, aišku, jeigu jau skaičiais galės Tomai vardinti, bet tai tikrai didelė dalis yra kultūros, sporto finansavimas, nes yra ir mūsų įstaigų išlaikymas, ir kultūros, ir sporto išlaidų, ir ten dirbančių žmonių atlyginimai. Tai toliau yra nemaža civilinė sauga, aplinkos saugos programos. Tai iš esmės apie tas investicijas, kai kalbam, kiek mes galim į mūsų tą vadinamą priemonę ekonomiką, tai kitiem metam, man atrodo, mes planuojame apie 23 milijonus eurų. Šiek tiek daugiau planuojam, bet iš principo, jeigu žiūrint tik tai, ką jūs norite išskirti, aš iš tikrųjų sakau, tikrai turiu skaičius ir aš nemoku spekuliuoti skaičius, vat meras iš tikrųjų jisai taiko, pas jį yra, iš tikrųjų jisai dažnai kartoja tos skaičius, jo ir pataiko. Aš visgi atsinešiau tikrai šitą paruoštuką ir kalbant merė apie mūsų biudžetą, iš tikrųjų vakar irgi peržiūrėjau, tai aš taip net pati pasijuokiau, žinokit, atsiminiau kelis skaičius. Tai iš tikrųjų darbo užmokestis, kitos išlaidos ir investicijos į turtą. Tai žinot, kaip yra pas moterį ten 90, 60, 60, tada supranti, kad šiek tiek nejaučia, gaunas daugiau nei 200, tai iš principo yra proporcija 90, 60, 50. Tai 90 milijonų iš tikrųjų keliauja į darbo užmokestį, 60 milijonų keliauja iš tikrųjų visas valdymo išlaidas, programas, mokinių pavėžėjimai ir visa kita ir taip toliau. Ir būtent 50 milijonų, kadangi mes tikrai šiuo metu turime regioninius projektus, tai iš principo nukeliauja į investicijas. Bet tai yra tiek į trumpalaikį, tiek ir ilgalaikį turtą. O taip jeigu jau kurti, daleiskim tą ilgalaikį turtą, tai greičiausiai ir lieka kažkaip, kaip jūs sakėte, apie 25 milijonus tokio ilgalaikio turto kūrimo. Tai rezumuojant, rajonas turi biudžetą, kad galėtų realizuoti. Bet aišku, bet kokiu atveju, jeigu palygintume, kada vis tiek komanda jau antrą kadenciją, pirmos kadencijos pradžioje, kiek mes aplamai galėjome investuoti. Aišku, Toma
Toma apie tą 50 milijonų pasakė, tai yra ir visos mūsų statybos, ir darželiai, Taip. ir mokyklos, priestatai, Ir ir salių europiniai remontai, pinigai. taip, Jo, ir salių remontai, bet trumpalaikis, kalbant ilgalaikis konkrečiai jau turtas. apie investicijas į gatves, šaligatvius, apšvietimą, tai turbūt dabar investicijos yra padidėjęs kokius 4 kartus. Tai iš esmės pokytis tikrai yra ir aš manau, kad aišku, gal mes per mažai apie tai kalbam. Ir žinoma, kad mūsų gyventojų lūkestis ir noras tikrai yra, ir aš kaip minėjau, jeigu turėtume ir 3 kartus didesnį biudžetą, tai vis tiek turėtume kur investuoti, bet judam gan sparčiai į priekį. Aš kadangi meras tikrai vis bando pasakyti, kiek mes į tos kelius, tai tikrai turiu pasakyti, tai iš tikrųjų plus 6 milijonai eurų, lyginant su praėjusiais metais, ir čia kalbu vien tik apie kelius. Aš nekalbu apie tai, kad mes dar statybom labai daug naujų pastatų, bet kalbant apie visą kelių programą, tai iš principo augimas yra plus 24%, tai yra vienas didžiausių programos augimų ir tai yra plus 6 milijonai eurų iš tikrųjų prie kelių, būtent infrastruktūros, visos keliai, pėsčiųjų perėjos, iš tikrųjų apšvietimai ir visa kita. O kadangi vis tiek labai norisi pasakyti, kadangi kelias keliui nelygu ir daugiausiai vis tiek mes, kaip bebūtų, nors žinoma, tai galim vardinti ir gatvių pavadinimais ir seniūnijom, investuojam visoje savivaldybei, bet vis dėlto ir pagal gyventojų skaičių ir pagal visą planavimą, tai didžiausios investicijos yra Gargždų mieste ir Senvaryje. Tai nėra kelias, tai yra gatvės, reiškia ir šaligatvės, ir dviračių takas, ir apšvietimas. Ir tokį kaip pavyzdį galiu pasakyti, turbūt irgi žinot, kad jau maždaug 1,5 metų yra rengiamas vadinamas viešos privačios partnerystės projektas Senvaryje, kur iš tiesų irgi iš pradžių galvojom, kad mes čia padarysim labai daug. Ir taip galvojom, kad tą padaryti labai daug, maždaug 17-18 milijonų, bet kai pasidarėme investicinį projektą, pasirodo, kad tą 17 milijonų mums reikės vien 4 gatvėm. Ir tai tik tais iš jų yra 2 naujos, ne 3 naujos, viena būtų rekonstruojama. Ir dar prie tų 17 milijonų reikės apie 6... 10. Aš tai jau planuoju 10 milijonų žemės 10, nes aišku nežinom, kaip pradėsim. Tai aišku galima įsivaizduoti, kad jeigu galbūt ten tarp gyvenviečių kelią, kur nėra šaligatvio ir apšvietimo, galima tikrai kilometrą padaryti už 1 milijoną, tai ten, kur yra šaligatvė apšvietimas ir visa kita inžinerinė infrastruktūra, tai kainuoja 2,5 ir 3 milijonai, jeigu su išpirkimo koridoriaus. Realiai atrodo sumos didelės, bet kai palygini ir kainų augimus ir visa kita, tai ta suma greitai pasidaro jau nebe tokia didelė, ar ne, tos kainos ir poreikis. Reikia pripažinti, kad pastaruoju metu po tokio tikrai dramatiško kainų augimo ir tos infliacijos ir pagal kainų sistemą Sistela, kai buvo skaičiuojami, augimas iš tikrųjų buvo milžiniškas. Pastaruoju metu jau turbūt porą metų, tai yra daugiau mažiau nusistovėję ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad dažnu atveju nuperkam rangą pigiau negu mūsų yra skaičiuojamoji kaina ir tikrai ne kartą taip atsitiko. Tai mes manom, kad dabar yra tikrai labai geras laikas pirkti rangą ir statyti, ką mes ir darom ir iš tiesų europinius projektus norim šiais metais labai daugiau paleisti tam, kad yra tikimybė, kad vis dėlto ranga dar nebus taip pabrangusi, nes, aišku, vertinant dar į ateitį, kadangi dabar labai daug dėmesio ir lėšų yra skiriama krašto apsaugai, gynybai ir tikrai numatomi didžiuliai infrastruktūriniai projektai, tai Lietuva vis dėlto rangovai, jie gali pasidaryti išdidus ir nebus taip paprasta. Viską sutarti ir padaryti. Mums taip pat pristaikyti kaip ir verslui prie gyvenimo ir žinoma, tikrai esam labai nelaimingi, kai auga kainos, bet dabar porą metų buvo ir dar galbūt ir šie metai bus pakankamai dėkingi metai investicijom, nes tikrai ir dalyvaujančių rangovų turim dažniausiai ne vieną konkursuose ir dažnai kaina būna net mažesnė negu planuota. Tikimės, kad taip ir bus. Aš tiesiog noriu dar pasidžiaugti jumis, žinokit, ir meras, ir patarėja.
Tai esu truputį pasiruošęs klausimų, žinokit, po jūsų šito tokio dialogo, monologo, jūs vienas kitą taip papildot, kad jūs realiai atsakėt beveik visus mano klausimus, kuriuos esu paruošęs. Aš noriu sugrįžti, Toma, prie jau užsiminėte, ar ne, iš ko yra sudarytas savivaldybės biudžetas ir beveik lygiai 50% yra sudaryta iš gyventojų pajamų mokesčio, ar ne? Tai yra pačiai beveik lygiai 50%, ten aš turiu pasižymės, kad 49,8% ir mes taip smagiai pakalbėjom ir labai daug sužinojau naujų dalykų ir aš tikiuosi, kad Toma jūs ir žiūrovams pasakysite tuos naujus dalykus, ką man pavyko sužinoti šiandien čia kartu su jumis. Šiaip jūs man dabar pasakykite, kiek lėšų rajonui prideda vienas gyventojas? Dabar iš tikrųjų atsižvelgiant į tą gyventojų skaičių, tai jau dabar gaunasi maždaug 1300 su kapeikom, 1400. Bet jeigu grįžtant į klausimą, iš tikrųjų, tai meras jau šiek tiek užsiminė, tos mūsų pagrindinės pajamos, tai ir kaip suprantu Alvyda apie tai, iš tikrųjų tai yra gyventojų pajamų mokestis. Tai aš kažkaip tikrai leidau savo vakar susikonspektuoti, iš tikrųjų dar šiandien su biudžeto skyriaus vedėja Irena perėjau savo konspektą. Tai tikrai, taip, iš tikrųjų, tai iš principo tiesiog į GPM-as tvirtinant 2026-2028 metų, iš tikrųjų būtent savivaldybių biudžetą, iš tikrųjų į paskirstimą atėjo 7,7 milijardai eurų. Tai iš principo tiek buvo surinkta gyventojų pajamų mokesčio per 25 metus. Turėjome šiemet naujovę, kad iš karto 2% nuo surinkto gyventojų pajamų mokesčio buvo susitarta, kad skiriame gynybai. Tai yra 157 milijonai eurų. Tada norėčiau čia irgi akcentuoti, kad savivaldybės taip pat nenoriu sakyti, kad nedagavo 2% GPM, ką turėjo gauti, bet savivaldybės 2% iš savo biudžeto jau, nes mes turėjom gauti daugiau prisidėję prie krašto gynybos biudžeto. Aišku, niekas mūsų labai neklausė, bet iš principo tikrai buvo svarstama ir savivaldybių asociacijoje, bet tai yra, reiškia, mūsų prisidėjimas prie krašto gynybos biudžeto. Tai iš tikrųjų, kaip po to tie 7,7 gauna tam tikrą po visų ten atidavimų, gauna tam tikrą proporciją ir iš principo gaunas, kad 50,44% keliauja į savivaldybių biudžetus, o likusi suma pasilieka valstybė savo valstybinių visų funkcijų vykdymų ir valstybei suplanuotų reikalų įgyvendinimų. Tai iš tikrųjų tame gaunasi, kad iš principo beveik 3,4 milijardai eurų ateina visoms savivaldybėm iš pajamų šaltinio kaip gyventojų pajamų mokestis. Tai jeigu taip jau žiūrėti toliau, meras jau šiek tiek užsiminė, kad iš tikrųjų kaip ta kiekviena savivaldybė pasidalina tos 3,4 milijardus eurų. Tai taip ir pasidalinam, iš tikrųjų skaičiuojamas yra vidutinis darbo užmokestis, jis yra skaičiuojamas visose savivaldybėse, 60-ąją, įmama konstanta gyventojų skaičius tam tikrų metų sausio 1 dienai, mūsų skaičiavimas buvo atliktas 25 metų sausio 1 duomenimis, tuomet mes turėjome 75 782 gyventojų mūsų rajone iš tikrųjų ir tuomet yra skaičiuojama iš vidurkio, dauginama iš gyventojų skaičio ir yra suprantama, koks pajamų mokestis, gyventojų pajamų mokestis tenka kiekvienai savivaldybei. Bet čia atsitinka iš tikrųjų gyvenimas ir mes suprantame, kad valstybė išsiveda vidurkius gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui, norėdama iš tikrųjų padėti kitoms savivaldybėm, nes suprantame, kad vienose savivaldybėse iš tikrųjų yra geriau apmokamos darbo vietos. Vienos savivaldybės, kaip mes, gali džiaugtis prieaugių gyventojų skaičium, tai norim pasidžiaugti, kad daugiau nei 3000 gyventojų pas mus šiemet. O kitos kaip tik mažėja, iš tikrųjų netaip sparčiai auga darbo užmokestis. Tai iš tikrųjų šiandien dienai yra 8 savivaldybės, kurios viršyje vidutinį pajamų surenkama vienam gyventojui pajamų mokestį ir tos savivaldybės tampa donorėmis. Mes iš principo esame ta pati donoraujanti savivaldybė, iš vakarų regiono dar donoraujančios savivaldybės yra Palanga ir Neringa. Taip pat yra kitos didžiosios savivaldybės, kurios donorauja, tai Vilniaus, Kauno rajonas iš tikrųjų.
tačiau mes nesame taip stipriai viršijančios tą vidurkį vienam gyventojui sumokamų pajamų mokesčio. Mes iš principo gaunasi, kad paliekama mums yra apie 98,18 mūsų surinkto gyventojų pajamų mokesčio. Čia reikia pabrėžti, kad ne jūsų, ne mano, ne mero sumokėtas pajamų mokestis atkeliauja tiesiogiai mums savivaldybei, bet iš principo yra žiūrima į vidutinį darbo užmokestį toje savivaldybėje, dauginama iš gyventojų skaičiaus ir skaičiuojamas iš tikrųjų tas GPM. Ir tik apie 50% ateina į savivaldybės biudžetą. Ir iš tiesų jau ne vieni metai savivaldybės asociacijų diskutuojam, kad vis dėlto tas perskirstimas yra per mažas ir vienas mažiausių Europai. Ir tikrai valstybė, netgi kalbant apie deleguotas funkcijas, nefinansuoja pilnai tų funkcijų vykdymo, bet ir perskirstimas tikrai turėtų būti didesnė dalis gyventojų pajamų mokesčių turėtų ateiti savivaldybėm, nes būtent savivaldybės yra arčiausiai gyventojų ir savivaldybės investuoja daugiausiai į infrastruktūrą ir į darbo vietas ir jeigu netgi kalbant apie švietimą, turbūt turėtume vilties, kad ne savivaldybė turėtų mokyklas statyti, o valstybė, kadangi švietimo politika, bet taip nėra, darželiai, mokyklų statyba, tai iš tiesų mes tikimės, kad vis tiek kada nors valstybė bus dosnesnė ir didesnė gyventojų pajamų dalis ateis savivaldybių biudžetą. Čia aš dar vis tiek noriu pabaigti visą šitą temą, nes aš dar vis tiek dar esu dar daugiau šiek tiek piktantos mūsų valstybės, nes iš tikrųjų iš tų 50... Aš to bijau, ar mes galėsime viešai šitą laidą paskui rodyti. Iš tų 50,44% tarsi jau duoda savivaldybei savarankiškų funkcijų vykdymui, bet merė 6,92% nuo šitos sumos keliauja privalomai į valstybės priimtų politinių sprendimų įgyvendinimą. Kaip pavyzdžiui, valstybė kelia minimalią algą, valstybė susitarė su kultūros darbuotojais ten, kad bus didesni atlyginimai. Tai valstybė susitarė iš savivaldybės savarankiškų uždirbamų pajamų vykdo valstybės tarsi įsipareigojimus. Taip, tai va čia yra toksai kitas dalykas. Bet ir... Žodžiu, jeigu turėtumėt laiko, daug mes tų nuoskaudų turim. Vis tiek dar paskutinį tą variantą, kad maždaug apie 500 milijonų eurų yra paimama į tą išlyginimą. Ir kad žiūrovai tikrai suprastų, kad tikrai yra savivaldybių, kurios nedagauna iš tikrųjų to gyventojų pajamų mokesčio vidurkio valstybės lygmenių. Iš tikrųjų siekiama yra išlyginti iki 90%. Iš tikrųjų kitose savivaldybėse stengiamas išlyginti, kad iš tikrųjų padauginti po to iš gyventojų skaičių bent jau 90% vidurkio. Ir tuomet išlyginus dalis pinigų visgi savivaldybėm dar atkeliauja tokių įdomių dalykų, tai apie 200 berods milijonų eurų. Jeigu aš 282 milijonai eurų iš tikrųjų atkeliauja palei tai, kaip savivaldybė dar kokia jinai yra. Ne? Tai yra plotis, tam tikras koeficientas skaičiuojasi, kurortinė teritorija, kiek pas tave yra jaunų vaikų, ne? Kiek daug dedamųjų. Taip, kelių ilgis, plotas, taip, ir iš tikrųjų va, tie dar 282 milijonai, jie dar yra išlyginami. Iš tikrųjų, ta prasme, tai mes žiūrinti savo, iš tikrųjų, kiek mes turėtumėme to GPM gauti, mes iš principo ir gaunam 100%, iš tikrųjų, atsižvelgiant į visas tas išlyginamasias, nes mūsų iš tikrųjų 98,18% yra, kas mums jau užkart lieka. Bet iš pradžių atima, paskui atiduodat. Taip, bet yra, jeigu netimtų, tai dar ir dadėtų dar gaunasi, žinot, tai toks jau tikrai... Tai tarkim, reziumuojant visą šitą, tarkim, jeigu mano gyventojų pajamų mokestis yra, tarkim, kokie 2000, tai nereiškia tikrai, Toma, kad tai yra atitenka į savivaldybės biudžetą, visi šitie pinigai, tarkim, daugiau negu vidurkis keliauja į valstybės biudžetą, tada yra nustatomas vidurkis ir jau atkeliauja mano, tarkim, sumokėti pinigai, jau nebe tie 2000, o tas 1000 su truputėliu, kurį paskui ten dar visai skirstu. Jo, tai atkeliauja taip ir kaip sako, tai užtikrinam būtinasis funkcijas, socialinės, švietimo, kultūros, sporto ir tada jau investuoti lieka tiek, kiek lieka. Tai vat kartais iš tiesų, mane mokyklos kviečia ir pasikalbėti su moksleiviais ir kalbam irgi apie biudžetą ir aš klausiu, vaikai, kaip atrodo, koks yra savivaldybės biudžetas? Kiek? 100 000. Aišku, kai pasakai, kad arti 200 milijonų, tai atrodo wow, bet kai pradedi vardinti, ką reikia už tos 200 milijonų padaryti, tai nebeatrodo taip wow. Tas pats kaip ir šeimoje turbūt. Visi
Pirmą susimokam už elektrą, už šildymą, už būrelius vaikų, visus privalomus mokesčius, o jau paskui, kas lieka, tik tais galim arba nusipirkti naują skalbimo mašiną, čia taip paprastai aiškinant, taip ir savivaldybė. Pirmiausia, jinai turi garantuoti visiems dirbantiems darbo užmokestį, kurie dirba biudžetinėse įstaigose, susimokėti už šildymą visų įstaigų ir mokyklų ir kultūrų ir taip toliau. Ir jau tas, kas lieka, galime investuoti. Tai kartais tie lūkesčiai mūsų, jie, žinoma, norėtųsi daugiau, bet... Aš gal čia galėčiau, kad iš tikrųjų, galbūt, kaip meras sako, gal tikrai ir gyventojams būtų įdomu, klausia, o tai kiek ten tų darbuotojų yra, ne, per visą sektorių. Tai kažkaip tai irgi šiemet mes perkopėme iš tikrųjų 3000 darbuotojų, tai iš principo visame savivaldybės išlaikomame ir šitame 200 milijonų iš tikrųjų paslaugų sektoriuje dirba 3131 darbuotojas iš tikrųjų. Šiemet tikrai turėjome ir naujų etatų, tai tikrai ir Saulės mokykla, ir sporto centras, tai naujos viešosios funkcijos ateina ir nauji etatai. Kad taip netrodytų tie skaičiai tokie dideli, bet pačioj savivaldybės administracijoje kartu, jeigu susienėjom, dirba 300, jeigu vien savivaldybės administracijoje nepilnai, man atrodo, 200. Tai ir turbūt vėlgi mes daugelį metų mūsų valdymo išlaidos nėra, procentaliai biudžeto augimai nėra didėjančios. Reiškia, mes tą biudžetą suvaldom su mažais administraciniais resursais. Ir pačioje administracijoje mes kartais sakom, kad tikrai didėja darbo apimtis, didėja projektai, daugėja jų. Ir jau turbūt turim galvoti apie tai, kad didinti ir administracijų žmonių, nes tikrai ir kalbant ir apie ir kelius, apie infrastruktūrą, apie tinklus, jau matom, kad truputį ir žmonės yra pavargę ir tarp mūsų yra tokio per daug pykčio, nes suvaldyti biudžetą ir darbus nėra taip paprasta. Bet jeigu iš principo šiai dienai administracinės mūsų išlaidos auga mažiau negu auga biudžetas. Čia galiu papildyti skaičiais. Gerai. Ne, aš viską žinau. Ta prasme, mes tą biudžetą tikrai čia išnardė skersai, išilgai, iš tikrųjų tik tai labai sunku viską atsiminti, norisi tikslius skaičius ištransliuoti. Tai tikrai aš tai noriu, merė, pasidžiaugti, kad mūsų iš tikrųjų yra 3131 darbuotojas, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų yra suteikiama paslaugų. Tai reiškia, kad dirba iš tikrųjų socialiniai darbuotojai, ne? Tai reiškia, kad mes turime švietimo įstaigose vaikam pedagogus, kur šiemet iš tikrųjų labai neblogai mums pavyko susikomplektuoti visą iš tikrųjų švietimo bendruomenę, mokytojus, iš tikrųjų tai reikia tuom džiaugtis. Tai reiškia, kad mes galime tokias paslaugas sau leisti ir iš tikrųjų tos paslaugos yra prieinamos mūsų gyventojams. O kai meras minėjo, tai tikrai reikia pasidžiaugti. Praeitais metais iš tikrųjų darbo užmokesčiui bendroje biudžeto struktūroje skiriam 47%, o šiemet bendroje mūsų išlaidų ar pajamų toje struktūroje iš principo mūsų jau gaunasi 45%. Tai ką meras ir nori akcentuoti, ne, kad mes tikrai nesam ta savivaldybė, kuris stengiasi iš tikrųjų tos visus pinigus, pravalgyti, kaip yra liaudiškai, sakoma, labai negražiai yra sakoma, bet turbūt kiek reikės ir akivaizdu, žiūrint į socialinės paslaugas, mes iš tikrųjų tikrai turėsime didesnį procentą iš tikrųjų darbo užmokesčių, nes šiuo metu statome tikrai daug socialinių objektų, kuriuose turėsime kurti darbo vietas, nes socialinių paslaugų poreikis auga ir auga labai stipriai. Tai tiek, kiek reikės, tiek ir skirsime. Iš tikrųjų, tik tai irgi dar norėčiau visiems irgi, visiems vis labai įdomu, o tai kiek tas darbo užmokestis čia augo iš tikrųjų to visoje savivaldybei. Tai aš iš tikrųjų tikrai turiu vidurkį, tikrai skirtingai augo skirtingose įstaigose ir vėlgi tai priklausė, ar atėjo naujų etatų iš tikrųjų, ta prasme, ar dar kažkaip, bet vidutinis mūsų augimas darbo užmokesčio yra 14,9%, tai iš principo sakau, čia jau yra ir su padidėjusiais etatais. Tai vidutiniškai tikrai buvo siekiama, kad visose įstaigose darbo užmokestis augtų apie 10%. Buvo žiūrima infliacija iš tikrųjų ir tas darbo užmokestis turi adekvačiai tikrai kiekvienam paaugti. Kalbame apie darbo vietas, apie atlyginimus, visus tuos dalykus, bet tai didžioji dalis biudžeto atitenka vis tiek švietimui, ar ne? Švietimo politika irgi susideda iš atlyginimo
Ir tarkim, mes kuo didžiuojamės, kad turim Lietuvoje, jeigu skaičiuosim, vidutiniškai daugiausia mokytojų padėjėjų. Ir tai yra finansuojama tik tais iš savivaldybių biudžeto. Mes buvom pirmieji, kurie pradėjom tą ir iš tiesų tas skaičius nuolat auga. Tai yra tie 50 milijonų skiriamų, tai yra 100 milijonų skiriamų švietimui beveik yra ir apie darbo užmokestį, bet tai yra ir apie infrastruktūrą. Ir turbūt, kalbant apie infrastruktūrą, tai turbūt jau pasidžiaugiam apie naujai mūsų pastatytą mokyklą. Ir aišku, šitoje vietoje, aišku, truputį vėl liūdna yra, kad turėjom tik iš savo biudžeto, tai yra, žinoma, tai yra vadinamas PPP, viešos privačios partnerystės projektas, bet vis tiek mums iš savivaldybės biudžeto jį reiks pasidengti ir šitą vietą valstybė neprisidėjo. Bet aišku, ir šiandien, ir rytoj mes tam pačiam Sendvaryje, Mozūriškėse statom darželį naują ir šiais metais planuojam jį pabaigti. Taip. Statom darželį ir Dercekliuose, statom priestatą ir Gargžduose prie Saulutės mokyklos ir Ketvergiuose prie pagrindinės mokyklos priestatą. Tai turbūt šiuo metu vien statom arba planuojam Gargžduose dar vieną naują darželį, tai šiuo metu statom arba planuojam statyti 4 darželius, o jau nekalbant į ateitį, kaip tik šįryt per vadovo pasitarimą kalbėjom apie, ką turbūt irgi bendruomenė Sendvario žino, apie sklypo pirkimą naujos mokyklos statybai, nes mes matom, tik mokyklą naują atidarėm, jau ten pilna, dabar rengiamas projektas ir greičiausiai šį rudenį pradėsim statyti naują korpusą prie Saulės mokyklos, kur irgi žinot apie mūsų planus, kad ten turėtų atsirasti gimnazija, bet ir netgi po šitų planų reikia planuoti toliau į ateitį, tai planuojam dar vieną mokyklą ir vėl skaičiuojam, kad vien sklypo įsigijimas mums kainuos turbūt netoli milijono, o galbūt daugiau negu milijonas. Didžiuliai pinigai, tai tarkim, nors kalbant apie tas dotacijas valstybės ir visa kita, bet tai visiškai neįtakoja ir savivaldybė pati priima sprendimus investuoti į būtent į visas šitas įstaigas, taip? Negalim sakyti, kad valstybė šiuo atveju nemažai kas buvo išvardinta, tai yra iš ES lėšų. Bet tai buvo mūsų pasirinkimas. Taip, buvo mūsų pasirinkimas. Taip, tai buvo. Ir prisidėjimas, aišku, yra. Prioritetas buvo taip, čia matytas taip, ir tai. Ir turbūt suprantama, nes vien dėl to, kad kalbam, kad auga gyventojų skaičius ir esam ne tik tais sparčiausiai auganti, bet ir pagal amžių viena jauniausia savivaldybių ir iš tiesų vaikų skaičius taip padidėja. Ir šitą vietą tai yra būtinybė, tai nėra čia, kad mes kažkaip labai giriamės, bet neišvengiamai mes turim statyti mokyklas ir darželius, nes daugėja vaikų. O tėvam tai yra labai svarbu. Man kaip jaunam tėvui tai yra nepaprastai smagu girdėti, kad tokiu požiūriu savivaldybė žiūri, stengiasi ir masto, bet taip pat, aš jeigu neklystu, kai mes kalbėjom, yra ir numatyta, tarkim, apie visų šitų švietimo pinigų, ar ne, tai nėra, kad visas 100 milijonų atitenka atlyginimams, naujų kažkokių, tarkim, pastatų projektų plėtrai, bet ir rajonas padeda, kompensuoja, aš jeigu neklystu ar ne, ir privačiuose darželiuose, ir Klaipėdos miesto mokyklose, ir neformaliojo ugdymo įstaigoms, ar ne? Ne, apie 100 milijonų, o iš principo švietimui yra skiriama 92,3 milijonai eurų, tai jeigu būtų apie, tai būtų apie 90, taip jeigu, tai aš sakau, dėl to kažkaip sakau, tos skaičius ir pasiėmė, tai realiai yra apie 45,8% viso mūsų biudžeto. Švietimo programa augo iš tikrųjų daugiausiai, iš tikrųjų šiais metais jinai augo iš tikrųjų 19 milijonų eurų ir augo 26% lyginant su 25 metais ir jūs teisingai sakote, iš principo švietimo įstaigų atlyginimam ir jų išlaikymui yra skiriama iš tų 92 milijonų yra skiriama beveik 66 milijonai, o kitos lėšos tai yra iš tikrųjų investicijos ir kiti mūsų programiniai visi įsipareigojimai. Tai iš tikrųjų čia turime pasakyti, kad realiai atsiskaitimui už vaikų ugdymą Klaipėdos mieste ir privačiuose mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigose realiai yra skiriama apie 8 milijonus eurų, tai realiai apie 3,5 milijonų tai yra mokinio lėšos ir daugiau negu 4 milijonai eurų tai yra mūsų savivaldybės biudžeto pinigai. Ir taip norėčiau, kad daugiau mažiau suprastumėme, kad realiai iš principo Klaipėdos miestui už
mieste esančius darželius, tai yra, kad mūsų rajono gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą rajone, galėtų vežti savo vaikus į miesto privačius ir valstybinius darželius. Mes planuojame, kad šiemet mums tai kainuos apie 840 tūkstančių eurų. Tada taip pat mes prisidedame prie miesto bendrojo ugdymo mokyklų, tai mes planuojame, kad apie 250 mūsų vaikų ugdysis miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir tai mes savivaldybė iš tikrųjų valdymo visas ir ūkio išlaidas kompensuosime Klaipėdos miesto savivaldybė ir tai sudarys apie 300 tūkstančių eurų. Ir nuo praėjusių metų iš tikrųjų startavo ir neformalaus ugdymo iš tikrųjų prisidėjimas prie mūsų vaikų. Tai realiai apie 1 200 000 eurų mes tikrai dotuosime Klaipėdos miesto mokyklas už tai, kad mūsų rajono vaikai galėtų jas lankyti. Tik tais truputį skaudu girdėti, kada Klaipėdos miesto politikai kaip ir priekaištauja, nes mes susimokam vienas dalykas, kitas dalykas, jeigu ne rajono vaikai, tai ko gero mieste tektų uždaryti porą darželių ir porą mokyklų. Tai mes žinoma tikrai darom viską, statom, bet šiuo atveju norėtųsi tos tokios kaiminystės geresnės, nes mes už tą pagalbą susimokam. Tai kartais tokie priekaištai truputį, nemanau, kad jie yra teisingi. Aš sau leisiu pajuokaut, tėvai nuvežę vaikus į miesto darželį, gali drąsiai sakyti, kad yra iš rajono. Kad nesijaus kalti, kad yra išlaikomi ir prižiūrimi vien tik miesto. Tikrai taip, ir tai nėra irgi labai prasta praktika. Mes suprantam, kad taip, yra ir ūkio išlaidos, ir visa kita, bet ir iš tiesų, kada yra ir didinamas tas mokestis, taryba praktiškai visada pritarė, nes mes suprantam, kad už tai, jeigu tu pas kaimyną gyveni, turi už tai atsiskaityti, bet reikia pasakyti, kad ne visos valdybės ir žiedinės, mes bendravome, mes tarėmės, bet geriau, kaip sakant, gyvenkim kaip broliai, rokokimės kaip žydai, tai šiuo atveju viskas yra gerai. Gyventojams yra aktualu, ar ne? Tarkim, sako, kas iš to, jeigu ta mokykla yra, bet o kaip patekti tą mokyklą? Apie kelius. Mere, apie kelius, kiek yra pinigų numatyta šiais metais keliams, visai infrastruktūrai ir kaip praėjusių ir ateinančių metų kontekste visi tie dalykai tarpusavėje vaikšto, ar ne? Ar tai didėja visi tie numatyti pinigai, ar ta plėtra, priežiūra? Gal apie pinigus tada Toma pasakys tiksliau, aš gal išvardinsiu turbūt svarbiausius objektus, kurie yra numatyti ir čia, ir vėl ne viskas finansuojama vien iš savivaldybės biudžeto, mes turim iš ES šito finansinio periodo tokią galimybę, tai vadinama miesto ir priemiesčio funkcinė zona ir čia galėjom šiek tiek pinigų skirti, ne pačių kelių, bet šaligatvių, dviračių takų tiesimui. Tai galbūt aš tikrai visų neprisiminsiu, bet galbūt stambiausius objektus išvardinsiu ir kurie turbūt yra aktualiausi, nes ir pradėsiu galbūt nuo to pačio Sendverio ir Saulės mokyklos, nes iš tiesų labai svarbu yra, kad patikimas į mokyklą būtų saugus. Ir jau investavom, iš tiesų, kai pamatėm, kad laiku, mes keliam savo tikslą, kad pastačius mokyklą būtų gatvės visi privažiavimai sutvarkyti, bet nutinka gyvenimas, kad pradedant koridorių formavimų, išpirkimų, teismais ir taip toliau, tai pavėlavom, bet tikrai padarėm viską, kad nors laikinai pagerint sąlygas, padarėm tokį laikiną šaligatvį, kad būtų saugu eiti, bet jau šiais metais pavasarį, kai tik leis orai, prasidės darbai Agilos gatvėj, kur atsiras šaligatviai ir apšvietimas. Turbūt jau gyventojai matė, kad įrengėm šviesoforinę sankryžą Agilos Jurgaičių gatvės ir Ežero gatvės sankryžoje. Tada iš Agilos gatvė pereinant į kitą pusę prasidės jau taip pat visiškai baigiam projektą ir baigiam suformuoti koridorių ir pradėsim darbą Šilelių Jurgaičių gatvės. Tai yra tikrai didelis ir brangus projektas, nes ten eismas yra labai intensyvus ir ten tikrai buvo siauras kelias. Tai ir manom, kad nemanom, o tikrai pradėsim kitais metais, nežinau, ar iki rudens baigsim, bet
bet tikrai pradėsim ten toj pačioj teritorijai šalia statomo darželio jau pusiau pastatyto ir kurį planuojam taip pat šį rudenį atidaryti Juodžemių gatvė, jau pakloti yra inžineriniai tinklai, tai yra lietaus nuotekos ir šiemet prasidės pačios gatvės ir greičiausiai ir šiemet bus padaryta. Grįžtant į Gargždus, Gargžduose Gedimino kvartalo 4 ar 5, visas kvartalas bus užbaigtas, nes ten buvo tikrai didelė investicija per keletą metų ir Gedimino kvartale ne viena gatvė, 4 ar 5 bus asfaltuojamos. Tai ir aš kaip minėjau, yra rengiamas PPP projektas, kur Sendverio seniūnijoje yra planuojama už 17 milijonų naujų kelių, plus su visų išpirkimo, tai sudarys visus 25. Toma, jūs turite jūs valdote šiandien visus tuos skaičius, tai 26 metais viso rajono mastu. Kiek žmonės gali tikėtis, daugiau viso rajono mastu kalba, kiek žmonės gali tikėtis gerėjančios tos kelių būklės, ar ne, tarsi? Tai tikrai gali tikėtis, bet ar tikrai pakankamai, tai kaip mes sakom, niekada ten turbūt nebus, kiek ten bedėtumai, ten turbūt niekada tokio, tiek, kiek reikės. Bet iš tikrųjų programa augo 24%, kaip ir minėjau, 6 milijonai eurų plus. Realiai tai yra antra sritis, antra programa pagal iš tikrųjų biudžete gaunamą dėmesį jai, tai iš principo yra 13,4% nuo bendrų visų pajamų iš tikrųjų. Ką aš tik tai meras išvardino objektus, kas man atrodė labai svarbu iš tikrųjų šitoje programoje, kad tikrai vanduo ir nuotekos. Iš tikrųjų, ta prasme, savivaldybė ilgą laiką planavo, kad jinai privalo prisidėti prie vandens ir nuotekų iš tikrųjų. Ir tikrai žinome, kad tai yra Klaipėdos vanduo, tai yra akcinė bendrovė, bet nebelikė yra europinių pinigų, kad tiesti, modernizuoti vandens ir nuotekų iš tikrųjų sistemas. Tai savivaldybė, iš tikrųjų Klaipėdos rajono savivaldybė prisėmė įsipareigojimą kasmet skirti bent po 1 milijoną eurų lėšų naujų arba esamų vandentakų ir nuotekų infrastruktūros iš tikrųjų tiek atnaujinimui, tiek įrengimui iš tikrųjų. Tai čia aš noriu pasidžiaugti, mes ir lik ir susiplanavome projektus, jau buvome praeitais metais, bet tų projektų iš tikrųjų mums nepavyko pradėti, tai šiemet jie jau bus pradėti. Mes, kaip Klaipėdos rajono savivaldybė, jau atlikome savo pareigą ir balsavome akcininkų susirinkime, investavome į bendrovę 1,5 milijono eurų ir prasidės objektai. Tai aš manau, kad tai yra ilgalaikis, tikiuosi, bus įsipareigojimas savivaldybės iš tikrųjų prisidėti prie tokių projektų, prie tokių. Aš manau, kad galima ir paminėti, kad turbūt ilgai lauktos investicijos į Gargždų, tai vadinama 176 kvartalą, kur jau nemažai žmonių statusi, tai bus atvestos ir centralizuotos ir geriamas vanduo, ir nuotekos. Taip pat Andrijave praktiškai bus pabaigta, nes buvo dalis namų likę neprijungta prie centralizuotų tinklų ir turbūt irgi Dreverna labai sparčiai plečiasi, daugėja žmonių ir ten nebepakanka valymo įrenginių ir bus modernizuojama, mes prie to taip pat prisidėsim. Aišku, turbūt irgi reikia pasigirti, kad mes demonstruojam pakankamai nemažai kūrybingumo ir turbūt vieni pirmųjų buvom Lietuvoje, kurie pradėjom vykdyti tam tikrus darbus iš vadinamos įkaininės sutarties. Ir dabar jau matom, kad ir valstybės įmonės, čia kalbu apie Via Lietuva eina panašių kelių, nes iš tiesų pamatėm, kad kartais tuo įkaininiu būdu, paprastojo aprašo būdu galima padaryti keleriopai pigiau. Aišku, gal nebus taip 50 metų, gal tai trumpesniam terminui, aš kalbu, pavyzdžiui, apie kelią, kad nebūtinai ten nugrandyti seną asfaltą, perkasti visą pagrindą, pakloti naują ir tada išasfaltuoti, nes tada kaina bus tikrai 10 kartų didesnė. Vietomis mes padarė tam tikrus tyrimus, matavimus, galim ir matom, kad užtenka esamą žvyrkelį išasfaltuoti ir taip, ir mes iš įkaininės sutarties, o šiais metais numatom įkaininę sutartį ir esam nupirkę 2 milijonus, tai mes tokių nedidelių seniūnijose gatvelių ir šaligatvių, nes šaligatviam taip pat turim įkaininę sutartį, tikrai nemažai padarysim. Ir dar vienas dalykas šitoje programoje, tai iš tikrųjų visgi
tikrai savivaldybė girdi gyventojų lūkesčius ir yra suplanuotas prisidėjimas prie valstybinės reikšmės kelių. Tai ką tai reiškia? Tai iš tikrųjų, ta prasme, tai vėlgi ta pati savivaldybė galbūt galėdama savo funkcijų vykdymui, ne už tai, už ką jinai atsakinga, jinai galėtų iš tikrųjų berods 1,5 milijono yra rezervuota 1,8 milijono, man atrodo, 1,8 milijono prie eurų. to ežero Rasytės kelio rekonstrukcijos. Tai vėlgi, ta prasme, mes turėjome ieškoti savo savivaldybės biudžete iš tikrųjų lėšų iš surinktų visų pajamų. Turime prisidėti iš tikrųjų prie valstybinio kelio įrengimo tam, kad visi girdim, kad gyventojams to reikia. Tai, bet vis dėlto noriu dar truputį sugrįžti prie planavimo, prie strateginių planų, kad aišku, viskas yra vieša, tikrai gyventojai gali žiūrėti ir mes kviečiam pasižiūrėti, mūsų yra ilgalaikiai strateginiai planai tiek gatvių. Dabar mes diskutuojam, kad galbūt atskirti, padaryti 2 planus, kur gaunam iš valstybės, iš kelių programos finansavimą keliam ir kur darom iš savivaldybės biudžeto. Tai galbūt ir dėl to, kad parodyti, kad mes gerokai daugiau investuojam iš savivaldybės biudžeto, negu gaunam iš valstybės biudžeto. Bet galbūt, kad ir tas būtų dinamiškesnis tas sąrašas. Bet iš principo tai yra ilgalaikiai planai. Ir nei piketai, nei dar kas nors nepadės, nes tikrai yra tarybos patvirtinami. reikia argumentų kalba. Taip, tik argumentų kalba. Jeigu piketas atsiras prie argumento, tai galimai. Ir tai be abejo taryba turės svarstyti, nei meras, nei patarėja. Tikrai nepriims sprendimų, tai dėl to gyventojai gali pasižiūrėti ir norisi, kad jie sektų, jie domėtųsi, jie siūlytų, nes mes buvom savo biudžeto projektą pateikę ir viešam svarstymui ir prašym tikrai gyventojų siūlymo. Sulaukėm pasiūlymų ir galvojom, kad tikrai neblogai suplanavom, nes tų pasiūlymų nebuvo daug, o kai kurie netgi pakliuvo į tą, ką mes planuojam. Tai, žodžiu, tikrai kviečiam domėtis, siūlyti, diskutuoti, mes tam esam pasiruošę. Planuojant biudžetą, dėliojant visus tuos dalykus, dėliojant visus tuos niuansus ir ne vien tik planuojant, bet realiai įgyvendinant numatytą biudžetą, numatytą planą. Nežinau, galbūt, merė, jūs iš pajūtimo pasakysite, nes Tomas šiandien valdo visus skaičius ir gali pasakyti viską skaičiais, kam pritrūksta pinigų. Kad ir kiek visada yra taip, ar ne? Kad ir kiek turėsi, visada jų pritrūksta. Kam, manote, jūsų nuomonė savivaldybės biudžete pritrūksta pinigų? Tai aš turbūt turiu pasakyti, kad viskam, nes jeigu išskirčiau kažkokį sektorių, reiškia mes blogai planuojam, blogai dėliojam prioritetus, nes negali būti tai, kad kažkam vienam to finansavimo yra pilnai, kiek ir užtenka, kažkam trūksta. Tai tikrai viskam trūksta. Ir vėlgi, jeigu kalbant šiandien, kadangi apie švietimą daugiausia kalbam, mes jau nuo praeitos kadencijos pradžios tokį pakankamai inovatyvią programą, kur pradėjom nuo milijono vadinamo krepšelio švietimo įstaigom, kur iš to krepšelio pačios įstaigų vadovai sprendžia, kuriai įstaigai reikia nusipirkti katilą, kuriai šaldytuvą, kuriai ten viryklė sudegė, kuriai ten siena truputį reikia paremontuoti, tokios mažos apimties pirkiniam arba remontam. Milijoną skiriam. Ir šiem metam jau tas milijonas išaugęs yra 1 300 000, bet greičiausiai, kad tikrai švietimo įstaigos ir mūsų švietimo skyriaus vedėjas pasakytų, kad 3 milijonai nebūtų per mažai. Nes, aišku, reikia pripažinti, kad ir mūsų vis tiek tų mokyklų ir pati infrastruktūra norisi geriau. Tai ir mes ir planuojam, ir darom projektus, kur energetinio efektyvumo gerinimui. Tai negaliu, tikrai šiandien negalėčiau išskirti, kad kažkuris sektorius yra labiau, kad visiems reikėtų daugiau, nes iš tiesų buvo ir formuojant biudžetą buvo teikiamas tas poreikis, tai tikrai nemažai teko ir išbraukti, ir atidėti, ir strateginiam plane perkelti į 27-28 metus, tai trūksta viskam.
Nėra lengva planuoti, bet dėl to turbūt tam mes ir esam, kad pabandyti planuoti. Tomo meras labai taktiškai pasakė, kaip tėtis apie visus vaikus, kad visus vienodai myli, kad viskam truputėlį trūksta. Gal jūs kokį skaičių turit pasirašius, kad labai trūksta pinigų tam ir tam? Tikrai meras teisingai pasakė, kad tikrai trūksta viskam. Čia yra faktas, kad trūksta viskam ir iš tikrųjų tą faktą įrodo rugsėjo spalio mėnuo, kai mes iš tikrųjų susirinkom iš programų koordinatorių tiesiog pasiprašym, kad jie pateiktų savo poreikius savo programų vykdymui. Tai aš kai gavau tą pirminį koordinatorių, čia dar nėra politikų, gyventojų ir visų seniūnijų įstaigų, tai yra tiesiog koordinatorių matymas ir aš kai supratau, kad yra minus 60 milijonų eurų, tai yra 60 milijonų eurų trūkumas 26 metam, kai mes iš principo galim 50 milijonų investuoti. Tai aš supratau, kad dar labai daug trūksta iš tikrųjų. Tai sakau, ir jeigu klausti, kada tas būtų pakankama, tai turbūt būtų pakankama tada, kai tu gauni iš koordinatorių iš tikrųjų poreikį ir gali jį pilnai patenkinti. Ne? Plus dar gali palikti iš tikrųjų kažkokiom gyventojų iniciatyvų, tarybos nariams žinoma kažkokių sprendimų, žinai, gyvendinimo ar panašiai. Bet jeigu galima, aš iš tikrųjų, aš pati savo kažkaip pagalvojau, kur aš norėčiau daugiau, kad būtų skiriama tarybos lėšų, tai aš iš tikrųjų turiu dalyvaujamą į biudžetą ir tavo idėją. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tikrai šiandien dienai yra 120 milijonų eurų yra pajamos, kurios yra tokios skirtos savivaldybės savarankiškų funkcijų įgyvendinimui. Tai aš, man atrodo, mūsų apraše yra siekiamybė yra 1 ar 1,5%. Tai realiai, kai pradedi galvoti, tai jeigu mes į dalyvavimą į biudžetą leistumėme savo iš tikrųjų paleisti 1,2 eurų, tai aš manau, kad tai būtų iš tikrųjų gerai. Bet iš kitos pusės, sakau, irgi taip pat pasigalvojau vakar vakare ir šiandien iš ryto perėjau strateginį visą, peržiūrėjau programas ir peržiūrėjau visas priemonės, kurios yra programinio finansavimo. Tai realiai mes turime virš 20 priemonių, kurios yra programinio finansavimo, tai reiškia, kad mūsų gyventojai gali teikti paraiškas, dalyvauti iš tikrųjų, ta prasme, vienokiose ir kitokiose iniciatyvose ir iš tikrųjų greitai susiskaičiavau, kad realiai tai yra apie 1,5 milijono eurų. Tai realiai apie 1,5 milijono eurų, tai kai pradėjau galvoti, tai ir susidaro tas turbūt 1,5% nuo savivaldybės surenkamųjų pajamų, bet tikrai norėtųsi, kad gyventojai iš tikrųjų ir tie 1,5 milijono eurų iš tikrųjų ką parodo mūsų gyventojams, kiek iš tikrųjų savivaldybės taryba iš tikrųjų supranta tą poreikį turėti tą programinį finansavimą. Tai reiškia, kad gyventojai turi įvairių iniciatyvų ir gali prisidėti su savo iniciatyvomis prie viešųjų kažkokių tai gerbuvio kūrimų. Aš nekalbu čia apie viešas paslaugas, kur mes iš tikrųjų ten akredituotos paslaugos ar ten vaikų dienos centrai. Tai aš kalbu čia grinai tokias iniciatyvinės programas iš tikrųjų. Ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad mūsų savivaldybė, kažkaip sakiau, pradėsiu naudoti šitą skaičių, jeigu teks dalyvauti vėl kokioj konferencijoje apie dalyvaujamąjį biudžetą, tai mano suvokimu mes čia tikrai neblogai mes savo gyventojams pasiūlom iš tikrųjų galimybės tokias sudarom. Galima gal pajuokauti tą temą. Iš principo dalyvaujamas biudžetas tai yra tokios pratybos arba mankšta ir turbūt yra siekis, kad galbūt kada nors patys gyventojai nuspręs, žinos, koks yra savivaldybės biudžetas ir nuspręs, kur panaudoti tas lėšas. Nes mes didinam, o gyventojai ir teikia siūlymus, tai dabar tą daro taryba, gal kada nors gyventojai tą darys. Aš pajuokausiu, jeigu aišku mes padarytume šiandien tą, tai turbūt prasidėtų sostų karai, nes šiai dienai turbūt to dar supratimo, kad ne tik man, bet ir kaimynų reikia, dar tikrai trūksta ir kartais iš tiesų labai norėtųsi tos empatijos ir supratimo, kad didelius projektus mes galim įgyvendinti tik su sutelktiniam lėšom. Jeigu mes pradėsim skaičiuoti kiekvienai pagal gyventojų skaičius, kiek ten surenka mokesčius, mes kai kurių projektų net negalėtume įgyvendinti. Tarsi tema, apie kurią galėtume kalbėti, ar ne? Jau mes visą valandą kalbam, o dar nespėjome paliesti ir apie socialinę sritį, ir civilinę saugą, ir tikrai apie aplinkosaugą. Taip, ta prasme, visų tų dalykų galbūt paliksime kitiem kartam. Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, už pasidalinimą nuomonę. Ačiū, kad
kad šiandien buvot kartu, kad papasakojot, nupasakojote, suteikėte tos informacijos ir aš sužinojau naujų dalykų, įdomių dalykų, tad tikiuosi, kad ir mūsų tinklalaidės žiūrovai taip pat sužinojo tą, ko nežinojo prieš tai. Tai ačiū Jums ir pasiliekame kitas temas kitam kartui.